Sveiki visi gyvi. Biški susiderino. Šitam pavadžiu, man pavadžiu. Ir šiandien mes turim Minecrafto Lego. Ir čia bus Ender drakonas. Tai štai kaip atrodo paveikslėlė. Ir čia parodė, kad yra Styvas, 3 Endermenai, Ender drakonas, ten portalas, kurio grįžti namo, ten parašyta, kad gali dėliot savo paties statinius ir čia kaina. O kainuoja 80 eurų 99 euro centus, o litais tai 279 ir 64 litai. 274 litai ir 64 centai. Tai, o čia, kur papildo drakonui gyvybės, o aš viršaus, o čia. Žodžiu, ir dar čia kažkitoj pusėj. Aišku, čia dėžėti tuščia. Čia kokia aukščio drakonas. Ir dar jūs, jei čia šiaip pamatėt mano video ir norit surasti, mano visus video, tai tada tiesiog, rašykite Jolita Nedobeškino. Ir ką tai galiu pradžiui. J-O-L-I-T-A Nedobeškina. Ir tada ten rasite mano video. Ten dar tokia su karučiu, ir ten bus dar tokia biški nesąmonė, ten kur su pianinu. Ai, ten mano mama kažkodėl tai padarė. Čia rodo, kaip įjungti ten tokia švieselė. Ai, ir dar tuoj. Jūs ten gali pažiūrėti viršų. Ir dar čia mato tokią detalę. Ir štai jinai čia. Aš ją vadinu visrakčiu. Žodžiu, padedam jį. Jinai viską ten. Jei užstringa detalė, tai galima ten taip nuiminti. Tai čia kaip dėlioti, instrukcija, kaip paprastos instrukcijos. Ai, ir dar, čia, palaukit, čia, čia sudėlioji, tenai yra šviesa ir paspaudi ir šviečia, tai čia atrodo per instrukciją kaip sudėliota. Čia parodo, kad šitą dalį galima nuimti ir šičia, ir daugiau viskas, ir šitus išardyti, ir galima sudėlioti, tai tokį daiktą. Tai aš galvoju, reikės padaryti ir nufilmuoti. Čia parašyta, vėliau kokių nesąmonių, čia paveikslėlis, čia kitoj pusėje, kad internete, čia dėžės visų Lego ir čia kiek detalių yra. Daug, ar ne? Aišku, daug. Ir čia tada einam prie Lego. Tai čia yra likusios detalės, 3 tokios. Ir štai kaip dabar aš pasidėjau. Tai čia yra platforma, kur tu atsirandi per žaidimą. Oi, strigo. Kur torčas? Come on. Pradingo torčas. Mat. Kažkur čia dingo torčas. Tuoj surasiu, visam pasižiūrėkit. Nerandu. Štai radau. Štai čia. Oi, pasikėlėte mažčiau. Tai va, čia jinai toks kaip kvadratas. Tai čia Styvas su deimantiniu kardu ir su lanku. Ir man patinka, kad čia, kai būna paprastose Legose, tai tenai būna tiesiog, tiesiog ten pritvirtinto, čia tai taip laisvai, va, matot. Nėra jokio čia ant Styvo galvos. Štai kaip atrodo Styvas be to. Ir aš pabezdėjau. Taip atsitinka retai. Tai va čia. Su deimantiniais šarvais dar.
Nu, ir ten buvo toršas šiaip iš kito renginio, tai dabar paėmiau iš šito. Nu, tai dabar kaip atrodo šitas visas. Ir dar šitie yra skirti, kad juos galima būtų pritvirtinti va, prie belė kur va čia. Tai va. Galėsiu jums parodyti, bet ne dabar. Čia kiaušinis, kad kai sunaikini drakoną, išsiristų naujas. Gerai, tai va. Čia šitai paėmė, biškį pakelia, šias koja prilaikysiu biškį. Ir va. Pridedi. Na, šito tai nieko nepridėsi. Tai va, čia yra tuščias. Tai šitos 3 buvau sudėjęs kaip į vieną ir buvo kaip blokas ir tada ten įdėta. Na, čia endermenai. Va. Tai va, čia jie su tokiais blokeliais. Taip kaip atrodo išimtas blokas. Tai štai kaip atrodo endermenas su, nu, be bloko. Ai, man gal fainiau, kai jie būna be bloko. Tai čia yra jų 3, va. Na ir čia paprasčiausi, ir va čia išėmi tokius, tai va čia paspaudi, bandai, bet nepavyksta. Čia irgi toksai. Ir irgi va spaudi, nepavyksta. O čia jau, va. Va, o čia jau trumpesnis, o va tenai yra ta detalė. Tuoj biškį. Mes čia nuimsim porą detalių ir va. Tuoj išjungsiu šviesą. Paskiau dar kai dar išjungsiu šviesą ir bus visas pilnas bokštas, tai tada dar tamsoje, kai bokšte pačiam. Na, dabar prieisim prie pačio drakono. Tai štai pats drakonas. Ai, ten tokios knygutės, ten mano sudėlioti visokie. Ir šitą paspaudi ir spalandai. Va, atleidai ir jisai nusileidžia. Va. Paspaudai ir pakyla, o kai atleidai nusileidžia. Va. Man patinka jo kaklas, jo galva. Tokia miela. Nesakykit, kad nemiela. Nu, pažiūrėkit. Noriu ėst, noriu Styvo. Duokit Styvo, suėsiu Styvo mielai. Va. Štai kaip atrodo, čia uodega jo. Va. Tokia uodega. Čia kojos, aš ją sulenkiu, kad galėtų taip stovėti. Ir ką tai galim padaryti, kad skristų. Šitą irgi atstatom. Ir dar reikia tas priekinės kojas. Nu nežinau, Ender drakoną tai ką čia daug parodys. Grinai drakoną tai čia mažai ką parodys. Tiek, kad jisai didelis šiaip yra. Ten į aplinką nekreipkit. Ten maišas, šledžia, ten taip toliau. Čia pilos. Čia 2 tokie. O čia jau iš 2 tokių pilkų susideda. Nu, ne iš tokių pilkų, bet ten tokių plonyčių mažesnių. Na gerai. Nu ir dabar tą, kaip sakiau, padarysim tą tamsoje. Tai visų pirma, drakoną padėsim čia šalia, kad galėčiau jums parodyti. Juk aš pats nieko nematau. Va. Ne, nu, kaip vieną kartą bandžiau nufilmuoti. O štai kaip atrodo. Palaukit, man reikia kaip nors kamerą padėti. Ne, nesimato čia jums. Štai kaip. Palaukit, sudėsiu iš 2 kokių dalykų ir tada jūs galėsite pamatyti. Visų pirma, vienas dalykas. Toliau jau. Man taip nepatogu. Antras dalykas.
galvoju, bet pabandom šitaip. Matosi. Nematosi, tai va čia. Tai va jam dabar pildo. Tuoj. Vėl čia labai tamsu, bet va. Nu, žodžiu. Va jam pildo gyvybės čia. Tipo. Nu, man šitas rinkinys šiaip labai patinka. Man drakonas labai patinka. Žodžiu. Tiesiog patinka. Taip patariu pirkti, nes žiauriai geras. Didelis drakonas, plotas didelis. Atrodo, gal šiam nėra toks labai geras, bet nusipirkau ir man patiko. Na tai va, siūlau jums pirkti. Na ir šiam kartui pakaks. Pamatėm drakoną viską. Tai ir sakysiu. Jau ate šitam video jau.